Užsimerkit, atsipalaiduokit. Ir kvėpuojam per nosį, įkvepiam į širdį, baltą energiją, tokią šviesą, per nosį į širdį. Ir primaitinam dabar kiekvieną ląstelę, kuri kažkada negavo šviesos, meilės, dabar mes ją primaitinam. Mes visą laiką turim prieimą prie to resurso, prie tos energijos, meilės, jinai visada yra šalia mūsų, tik tai mūsų protas ne viską nuskaito. Įkvepiam ir paskirstam per kūną. Visas kūnas užsipildo. Dar pakvepuojam. Širdis prasiplečia, labai didelė erdvė tokia prisipildo, prasiplečia. Daug erdvės, šviesos širdyje. Ir dabar šita energija, kuri susikaupė, dar labiau pradeda plėstis į apačią, žemiau į pilvą, pripildo visą pilvą. Ir su kiekvienu įkvėpimu, iškvėpimu dar žemiau prasistumia į kūną, vis dar daugiau kūno užpildo apačią, kojas, dubenį. Pilnai visas kojas užpildo daug šviesos. Čia jūsų šviesa. Ir dabar per kojas pradeda šita šviesa, eina žemiau, kaip šaknis. Ir pradeda vis giliau ir giliau prasiskverbti į žemę. Dar giliau. Ir tos šaknys tampa didelis, tokios labai plačios, išplinta, dar giliau stiprėja. Pajauskit, kokio dydžio yra žemė. Didumą, pamatykit jos didumą ir kokio dydžio esat jūs. Kiek ten yra daug visko ir kiek jums realiai reikia, kad žemė, palyginus su jumis, yra milžiniška. Jūs galite skleisti savo šaknis dar giliau, kiek jums reikia. Jos gali prasiplėsti dar plačiau, dar giliau. Ir dabar šaknis pasiekia tuos sluoksnius, kur yra geriausi mineraliniai šaltiniai, kur yra vanduo, kur yra kažkokie energetiniai resursai. Jau pajauskit, kaip šaknis jūsų susijungia su tais ištekliais, su tais resursais, su vandeniu, su viskuo, ko reikia jūsų medžiui. Pajauskit, kad esat medis, didžiulis. Ir tos šaknis pradeda imti energiją iš žemės gelmių, tiesiog įsiurbia į save. Ir ten yra labai daug. Įsivaizduokit, kokia yra žemė ir koks esate jūs. Ten yra neribotas kiekis mineralinių, visų elementų, energetinių,
vandens, visko, ko reikia jūsų kiekvienai ląsteliai. Jeigu protui užsifiksavo, kad mama turi mažai resursų, ne tiek, kiek aš galiu gauti, tai norėčiau gauti, tai čia mes pralaužom tą įsitikinimą ir matom, kad mama mūsų yra žemė. Ir žemė turi absoliučiai viską ir čia yra tiek, kiek man reikia. Ir su tom šaknim pasiimkit, prisimaitinkit, pajauskit, kaip per šaknys pradeda kilti visi elementai, visko, ko jums pritrūko per visą gyvenimą ir pradeda viskas užsipildyti per stiebą ir jūsų medis pradeda augti. Dar stipriau, dar labiau. Pasiimkit, dar šaknis gali užaugti, dar žemiau įsiskverbti, dar prasiplėsti. Pasiimkit dar daugiau elementų, tiek, kiek jums reikia, kiek jūs negavote per visą gyvenimą. Čia yra visi resursai. Tiesiog kartais mes ieškome ne ten, bet energetiškai mes prisimaitiname būtent čia. Pajauskit, kaip jūsų stiebas pradeda tvirtėti, pasidaro labai tvirtas, standus, kaip viduje pradeda vykti procesai. Atstatymo ląstelės, kurios kažkada negavo resurso, kurios negavo kažkokių elementų, pradeda atsigauti, atsinaujinti. Vyksta transformacijos procesas, viskas prisimaitina. Tiesiog pajauskit, kaip viskas prisimaitina, kokie pasidaro žievė. Pajauskit, koks tai yra medis, kokia žievė. Ar jinai jauna, arba jau kitokia pagyvenusi, stora. Pajauskit, kaip jinai pradeda kažkaip atsigauti, atsinaujinti. Ir kartu su tuo kūne pajauskite, kur yra uodegikaulis, įsijungia toks magnetas, kuris susijungia su žemės magnetu. Ir pajauskit, kaip ten du magnetai jūsų kūne ir žemės viduryje randa bendrą ryšį. Iš uodegikaulio tarsi eina toks ryšys į žemės vidurių. Pajauskit, kaip pirma čakra turi tokią bendrą ryšį su žemės čakra. Pajauskit, kaip jūs esat kaip mama ir vaikas ir jūs galite prisimaitinti. Prisimaitinat, procesas vyksta automatiškai, kaip ir bambagyslė prisimaitina ir jūsų tas stiebas atsinaujinis kyla į viršų. Kyla, jaučia saulę. Daug šviesos saulė užlieja visą medį. Ir pajauskit, kaip iš šaknų visi tie ištekliai kyla vis aukščiau ir pradeda augti šakos, stiprios, naujos, dar daugiau. Pradeda augti lapai, prisipildo, prisisotino ir vyksta procesas, saulė duoda savo elementus, savo kažkokius išteklius reikalingus procesams ir lapai prisisotina. Ir vyksta toks labai galingas energetinis procesas. Galbūt pasirodys vaisių kažkokių arba gėlių. Ir pajauskit, tas medis gali augti neribotą laiką ir plotį, užimti labai daug pločio, tiek, kiek jam reikia. Absoliučiai jokios ribos neturi. Gali didinti savo aukštį
ir į plotį augti, kiek jam reikia, duodam jam visą erdvę, jisai gali dar labiau įsiskverti savo šaknis. Ir pajauskit, kad čia žemėje jūs turite vietą. Žemė yra jūsų mama. Saulė yra jūsų tėtė. Saulė tai yra ta energija, tai yra tėviška energija. Ir ten iš kosmoso jūs gaunate palaikymą. Ir gaunate kūrėjo palaikymą. Ir pajauskit, tas ryšys, tokia ašys atsiranda iš pačio aukščiausio taško, kur yra palaikymas iš kūrėjo. Ir pačio žemiausio taško, kur yra mama žemė, susijungia ir per jūsų stiebą, per visą tą medį praeina toks kanalas kaip siūlas. Jisai niekada nenutrūksta, kol jūs gyvuojat. Jisai absoliučiai visada yra ir egzistuoja. Per tą kanalą eina energija ir jūs galite pasiimti tiek, kiek jums reikia. Prisimaitinkit maksimaliai. Dabar užauginkit tą savo medį, prisisiurbkit tos energijos iš saulės, iš šilumos. Toks tvirtumas jaučiasi, toks stuburas, toks galia, jėga. Ir kai vyksta tas procesas, pajauskit, kaip medis pradeda šviesti. Jisai pradeda šviesti, nes jisai susijungia su to dvasinė tokia energija iš viršaus ir jisai antiek gauna aukštos vibracijos energiją, kad jo visas aplink medį atsiranda tokia šviečianti energija. Ta šviečianti energija, tai yra ta energija, kurią aš kalbėjau, tai yra tas eterinis laukas, tai yra jūsų apsauga. Ten yra aukštos vibracijos toks sluoksnis, kuris neleidžia prisiartinti kažkam, kas gali būti jums nesaugu. Pajauskit tą saugumą. Kas be atsitiktų, kas be skraidytų, kas be prisiartintų, jums kaip elektros toks sluoksnis visą laiką suveikia ir atbaido viską, kas jums nėra saugu. Tai yra jūsų apsauginis sluoksnis. Jisai susikūrė būtent energetinėme lygyje. Kai to sluoksnio jūs jau nejaučiat, nemokat savo susikurti, jūs automatiškai pritraukite giminės programas ir pradedate reaguoti į žmonės ir pulti juos arba apsiginti su giminės programu. Kai jūs turite tą apsaugą, kai jūs turite tą energetinį tokį lauką, jums jokių programų papildomų nereikia. Tai labai svarbu išmokti, susikurti energetinį tą lauką pačiam per praktiką ir su laiku šitas dalykas jums susiaktyvės.